Mano labai laukta džiaugsmo dėžutė atkeliavo. Kartu pasižiūrėkime, ką aš čia gavau, ko labiausiai laukiau. Tai nors mini siunta, bet ten yra produktas, kuris gali ir tave sužavėti. Kažkada buvo vienoj pakuotėje, o dabar jisai kitoj pakuotėje. Vasarai topas. Tai labai gerai apsaugota. Ir nuo ko pradėti? Nuo to produkto ar nuo kito produkto? Tai 2 produktus atsisakiau. Gal pradėtam pirmiausia nuo kavos. Šį kartą pasiėmiau Etiopijos kavą. Labai švelni, lengva ir, kas svarbiausia, nekelia jokių rūgštingumų. Beje, pastebėjimas yra, kai darausi per kavos aparatą, jinai truputį stipresnė gaunasi, bet kai užsiplikau puodelyje, tai jaučiasi toks lengvas, vos tokia silpnesnė kava. Tai Etiopija irgi viena iš mano mylimiausių, nors mano pirmoji pati top yra Brazilija. Ir štai dėl ko labiausiai laukiau atėjančios siuntos, tai štai šis sausas aliejus po deginimus ir nebūtinai po deginimuose, kai mes norime turėti gražiai blizgančią odą, ypač kai būnam įdegę. Tai štai šis aliejukas, parodysiu, tikiuosi matysis ir trupučiuką ir jisai su tokiu blizgučiu. Kai oda yra degusi, labai gražiai atrodo, labai gerai sudrėkina, pamaitina odą. Tai, o jau skaniai, kaip skaniai kvepia, net kvepalų nebereikia. Tai vasaros topas šitas produktas dar gali būti pas kiekvieną moterį, merginą. Labai skaniai kvepia ir oda blizgės. Bus pamaitinta, atgaivinta po saulės vonių, ypač, pavyzdžiui, kažkur einant, kokį renginį, pasiblizginti savo odą verta. Tai štai šio produkto labai laukiau, tai štai šie 2 produktai atkeliavo pas mane, bet ypač lauktas šis produktas, tai ką vėl galėsiu lepinti savo odą su šiuo aliejumi.